Vienas įdomus ir labai mėgstamas variantas, tai 2018 metų Dodge'as Durango SRT. Tai kaip žinot, SRT eina 6.4 varikliukas. Atgavęs yra į priekinį dalį, pažiūrėkit. Čia aišku bus pažeistas ir kapotas, matot, ir bumperiai, ir lempos, ir landžironai bus pasiekti, ir balkis. Ir dar pažeidimą turi į galą. Bet tokių automobilių manęs gan dažnai prašo. Juodi diskiukai, raudoni stabdžių suportai, 84 tūkstančiai mylių, gali pasižiūrėti loto numerį. Gruodžio 4 bus aukcionas, 392 ženkliukas ant šono. Iš šono jis atrodo visai neblogai, pabraižymų kažkokių tai didelių nematau. Beats aparatūra, juodas duris, raudonas salonas, SRT ženkliukai, pagalvė iššokus ir kelienų, ir vairo, ir panelės, ir lubų vienoj pusėje. Kaip matot. Nu, bet šitas yra žvėriukas. Jau kas supranta apie automobilius, jisai dabar neužsives, aišku. Bet šitas yra geras žvėriukas, deda dujas ir važiuoja savo gražiai ir laimingai. Traukia tai žiauriai gerai. Galas toks. O, ką jisai turi, dar norėjau parodyti, tai multimedia. Vat ar jums, ar vaikams labai patogu iš tikrųjų, įjungi multikus, savo važiuoja, žiūri ir džiaugiasi. Ir antras pažeidimas yra į galinę dalį. Kaip matot, galinis dangtis suvarytas, čia taip pat yra ir balkis, ir trūkęs balkis, išmetimas. Pažeidimai jo yra tokie, šita pusė irgi atrodo visai normali, pažeidimų daug nematau. Tai gruodžio 4 aukcionas, kol kas statymų už jį taip pat nėra jokių pastatyta, parsiduoda draudimo įmonės.